Bendras metų vaizdas. 2026 metai atneša pabudimą. Žuvys pajaus, kad vidinė kryptis tampa ryškesnė, mažiau blaškančių emocijų, daugiau tvirto žinojimo, kas jau nebetinka ir ko reikia atsisakyti. Tai ne būsena viskas plaukia savaime, o veikiau pagaliau suprantu, kur plaukti. Karjera ir finansai. Profesinėje srityje laukia vienas ryškus lūžio taškas – situacija, kuri privers peržiūrėti įpročius, delegavimą arba atsakomybę. Tai ne grėsmė, o galimybė atgauti kontrolę. Finansai šiemet labiau priklausys ne nuo sėkmės, o nuo struktūros. Aiškus biudžetai, racionalūs sprendimai ir ilgalaikis žvilgsnis duos realią grąžą. Impulsiniai pirkiniai arba spontaniškos investicijos metai tam nepalankus. Meilė ir santykiai. Santykiuose vyraus gilesni pokalbiai. Žuvys turės retesnį, bet tikslesnį emocinio rentgeno jausmą. Pradės suprasti, kur santykiuose slypi tikri poreikiai ir kur tik įpročiai. Esantiems santykiuose bus metas kurti gilesnį artumą, neišvengiamai paliečiant temas, kurias buvo patogu apeiti. Vienišoms žuvims pritraukti žmogų padės ne romantiškos situacijos, o brandūs, ramūs kontekstai – darbai, mokymai, projektai. Sveikata ir energija. Metų energetika banguos, ne nuovargis, o svyravimai. Daug reikš fizinio kūno signalų supratimas. Metų antroje pusėje reikės labiau saugotis perdegimo ir emocinio persikrovimo. Kūnui svarbus bus ritmas, griežtesni miego įpročiai ir mažiau eksperimentų su dieta ar papildais. Asmeninis augimas. Svarbiausia tema – ribos. Žuvys, kurios visada buvo linkusios absorbuoti kitų jausmus, šiemet išmoks atsirinkti, kas yra jų, o kas ne. Tai atneš brandesnę vidinę ramybę ir netikėtai sustiprintą savivertę. Metai ypač tinka psichologinėms įžvalgoms, naujam požiūriui į save ir senų baimių paleidimui. Patarimai metų pradžiai. Metų pradžioje neverta skubėti. Iš pradžių išsivalymas. Išbraukti nereikalingus projektus, atsisakyti beprasmių įsipareigojimų, mažinti socialinį triukšmą. Tuomet aiškus prioritetų susidėliojimas. Kuo daugiau tylos ir vidinės tvarkos metų pradžioje, tuo lengviau atsivers naujos galimybės vėliau.